Sveiki visi, adventas įsibėgėja, bet krepšinis nestovi vėl. 5 rungtynės šią savaitę mano akiratyje komentatorius ir sporto žurnalistas Jonas Lekšas. Jūsų ekranuose praėjusią savaitę puikiai, praktiškai idealiai atspėjo Kauno Žalgirio dvigubą savaitę, pralaimėjimą 6 taškais ir po to pergalę prieš Anadolu Efes. Kitą savaitę vėl susėsime su Vaidu Čeponiu, jau bus arti kalėdos, pakalbėsime šventiškai. Na, o šiandien pradedu nuo trečiadienio susitikimų. BC Wolves prieš namuose priima Hapoelio komandą iš Tel Avivo su Dimitriju Tudžiu. Didžiulis projektas vasarą, tačiau projektas po truputį byra. Patrikas Beverly dar iki traumos patirtos Tel Avivo derbyje kalbėjo apie norą galbūt ir išvykti iš komandos, perskelti į kitą klubą. Dabar jo nebus Vilniuje. Jonathanas Motley grįžo iš Amerikos, tačiau dar nežaidė rungtynių pas Dimitriju Tudį komandoje, neaišku, ar jisai žais Vilniuje. Tuo metu Wolves reabilituojasi po 2 pralaimėjimų Europos taurėje po FIBA lango. Labai geros rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje su triušintas Neptūnas. Puolimo stiliumi Arnoldas Kulboka, pamatėme, ką gali duoti šitai komandai, tikrai labai džiugu dėl jo. Ir Hapoelis, jeigu prie sezono buvo laikomas akivaizdžiu Europos taurės favoritu, dabar aš jau tokio statuso jiems tikrai neduodu. Wolves tikiu, kad prie savų sirgalių turės šansą, jie turėjo šansą jau ir išvykoje, varžovai neturės Patriko Beverly, taip Jamas Mataras taip pat prisijungė Dimitrijo Tudžio, vienas kareivių, kurį kvietėsi jis į Stambulo Fenerbahčę. Visgi žiūriu pozityviai šį mačą, tikiu, kad Lietuvos klubas pateiks staigmeną ir Wolves iškovos pergalę 4-6 taškų persvarą. Šitą savaitę Hapoelio arba Izraelio klubų, kadangi tą patį vakarą Panevėžio 7bet Lietkabelis vyksta išvyka žais prieš Jeruzalės Hapoelį Europos taurėje, kuris demonstruoja labai panašius skaičius kaip ir Tel Avivo Hapoelis Europos taurėje, skirtingos grupės žinoma, tačiau abi komandas pasižymė dideliu būriu amerikiečių. Taip, išvyko iš komandos Speedy Smithas, jis nuvyko į Ankarą, tačiau ten pagrindinis žmogus yra Jaredas Harperis, 28 naudingumo balų vidurkis. Europos taurėje matėme jo potencialą Valensijos klube, jis žaidė ir Eurolygoje, ten buvo daugiau atkarpų žaidėjas, visgi didelį talentą turi šita komanda. Iškricęs Ostinas Vailiai, praeitie žaidęs Klaipėdos Neptūne, vidurio puolėjas, bet tai ne problema. Hapoelis demonstruoja stabilius, solidžius rezultatus, jau matant, kaip panevėžiečiams pastaruoju metu nesiseka rinkti taškų, kaip pralaimima ketvirtuose kėliniuose, kokia tai tapo problema. Sunku tikėtis, kad išvykoje pateiksime kažkokią staigmeną, tad manau, kad Jeruzalės Hapoelis iškovos užtikrintą pergalę 8-13 taškų persvarą. Ketvirtadienis Kauno Žalgiris vyksta į Vizing Centerį, vyksta į Madridą, kur pastaraisiais metais šitas pavadinimas iš karto automatiškai reikšdavo pralaimėjimą, tačiau Realas yra 13 Eurolygos vietoje, Žalgiris yra gerokai aukščiau šiuo metu. Nemažai dalykų per vasarą Madride pasikeitė ir niekaip neranda Čiusas Matėjo pergalės recepto. Išvyko Geršonas Jebuselė, jo vietą nelabai kas atvyko, Uspanas Garuba vis tiek yra daugiau vidurio puolėjas, Rudy Fernandesas ir Čačio Rodrigesas baigė karjeras, nors tai jau žaidėjai paskutiniais metais nevaidinė labai svarbus vaidmens aikštelėje, tačiau jų lyderystė rūpinėje, jų žinojimas, kaip elgtis lemiamais momentais, pamatėme, kiek daug davė Realui, likė vienintelis veteranas Sergio Julas, Valteris Tavares ir Facundo Campazzo traukė Realo laivą. 2 pralaimėjimai paeiliui per 2 Eurolygos savaitę, nors prieš tai buvo laimėtas El Clasico, labai stipriai banguojantis Madrido Realas yra šį sezoną, savaitgalį nugalėta Ispanijos lygos lyderė Malagos Unicaja, tai parodo, kad neaišku kiekvieną vakarą ką gaus iš Madrido Realo, visgi talento kiekis yra Realo pusėje, kaip bebūtų, ypatingai dar žaidžiama išvykoje, Žalgiris neatvyksta su favorito statusu į šias rungtynes. Lonnie Walkeriui tai vėl gali būti geros rungtynės, kadangi Realas vėlgi nėra sisteminė komanda, kuri labai sustabdytų varžovų lyderius. Tikiu, kad Walkeris vėl patrauks Žalgirio puolimą, bet gynyba, kad ir kokia stipri Žalgirio, geriausia Europoje šiuo metu, netgi kad sustabdys Madrido Realą, kuris privalo taisyti savo pozicijas Eurolygoje, tai vis tiek yra vis dar, manau, finalo 4 kalibro komanda ir bent jau į 8 jie tikrai turėtų patekti sezono pabaigoje. Manau, kad Žalgiris pralaimės 7 taškų skirtumu. Penktadienį Erginas Atamanas grįžta į Stambulą. Ergino Atamano derbis Anadolu Efes prieš Atėnų Panathinaikosą. PAO Eurolygos čempionai pastaruoju metu susiduria su dideliais sunkumais, panašiai kaip Madrido Realas per pastarosius 4 Eurolygos turus pralaimėjo net 3 sykius, vieną kartą iš jų Kauno Žalgiriui. Ta vienintelė pergalė prieš Barceloną namuose pasiekta minimalia persvara, tai pasako apie didelės problemas. Komandos žaidėjai banguoja, vienintelis Matijasas Lesoras demonstruoja stabilumą, net tas pats Kendrikas Nanas turėjo sunkesnių rungtynių, vis dėlto Anadolu Efes nepalieka gero įspūdžio. Šeinas Larkinas galbūt jau grįž kažkiek pakeis veidą, bet
Su puolimu ten problemų dėlių nėra. Elijah Bryantas labai tvarkingai suderi su Thompsonu, jį reguliuoja, tačiau gynyboje akcentai nesudedami, labai daug laisvo krepšinio, o žaidžiant tokį žaidimą su Pavo tų šansų neturėsi net ir žaisdamas namuose, kur Angola FS šiame irgi stringa. Manau, kad Pavo puikios rungtynės atsitiesti, kadangi savaitgalį irgi Atėnų Panionijos metė netgi labai rimtą iššūkį Panathinaikosui, ten tik Skvančio ir Nandomeso tritaškis paskutinėmis sekundėmis išgelbėjo Eurolygos čempionus. Kinas Atamanas pradėjo kalbėti apie boksą treniruotėse, pasižiūrėsime, ar tai duos naudos, ar Pavo pradės labiau luptis dėl kamuolių, kadangi šiuo metu jie vaikšto, kaip Šarūnas Jasikevičius yra pasakęs, kaip povai, čempionų titulą jie turi, jie yra čempionai, jį gina, bet kol kas dar nepanašu į tą rimtą gynybą. Pavo kažko laukia ir manau, kad pastarosios savaitės turėjo sužadinti apetitą. Prognozuoja Panathinaikos pergalę labai rezultatyviose rungtynėse, 7-9 taškų persvara. Nu ir ką, kaipgi po Europos negrįžti savo kiemą sekmadienį Kauno Žalgiris grįžta į Namų areną, priima Klaipėdos Neptūną. Pastarį kartą turbūt labiausiai apsirikau prognozuodamas Klaipėdoje, tikėjausi iš Neptūno netgi pergalės prieš Kauno Žalgirį, po sunkios jiems savaitės Eurolygoje nieko panašaus nebuvo, Žalgirio maksimali koncentracija, o būtent nuo to mačo Neptūnas pradėjo leistis į apačią. Dabar sulaukė grįžusio Martyno Pacevičiaus, grįžo savaitgalį ir Neitas Johnsonas, bet vis dėlto komandai atrodo trūksta labai papildymo 4 pozicijoje. Žalgiris po išvykos į Madridą, kur prognozuoja bus nesėkmė, manau, kad grįž su didelė koncentracija, su dideliu noru vėl geriau pasijusti savoje arenoje, savame kieme prieš dar vieną Eurolygos dvigubą savaitę, tad jokių dovanų turėtų Vovaras nesulaukti, atrodo, kad ir žaidėjai kažkiek jau nuo graikų yra pavargę. Prognozuoju Žalgiriui lengvą pasivaikščiojimą ir pergalę 15, gal net ir 20 taškų persvarą. Šią savaitę tiek, bet šventinis laikotarpis ir jūs nepamirškite savo darbų padaryti. Kitą savaitę su Vaidu Čeponiu susėdame, kalėdos jau šalia ir tikrai turėsime jums dovanų, tad būtinai sekite kanalą, komentuokite, žinoma, būkite sveiki, nepamirškite savęs ir iki kito karto.